Pradedam nuo priemonių. Tai mezgimo virbalai gali būti 5 virbalai, kaip ir bet kuriom kojinėm arba pirštinėm. Tai jeigu kam 5 virbalai nenori paklusti, yra alternatyvos. Tarkim, galima imti tokius virbalus, kaip jais mezgame. Akys yra ant 2 virbalų, mezgama su trečiu. Taip, viena pusė, antra pusė ir mezgam su trečiu. Jeigu tokie virbalai nepatinka arba tiesiog neturime, imam paprasčiausiai virbalus su valu arba prisukamus arba tiesiog su valu ir vadinam magic lūpų. Mezgame akis, tai reiškia užsimetam akis ant vieno virbalo, mezgam vieną pusę, tada eilės pabaigoje perkryžiuojam, apsukam akis ir mezgam kitą pusę. Taip, jeigu mezgimo priemonės jau išsirinkom, reikia išsirinkti dar ir siūlus. Aš imu dažniausiai ką nors iš merino vilnos, dėl to, kad jinai yra pakankamai patvari, jinai pati iš savęs duoda tamprumą, kas labai patogu riešiniai daliai. Ir ji pakankamai gerai nešiojasi. Tai tarkim, jeigu kariui arba šauliui arba medžiotojui mezgam pirštinės, tai jos turi būti pakankamai patvarios. Jeigu mes mezgam pirštinės tiesiog vaikam nešiot, kad nesušaltų sėdint vežimėlį, tada galima imti ir tiesiog paprastą vilną. Sekanti dalis – išmatavimai. Jeigu mezgam pagal standartizuotus dydžius, tai užtenka išsimatuoti tik tai ties plačiausia delno dalimi ir žinosime kaip orientyrą, kiek centimetrų turėtų būti mezgama tiek riešo dalis, tiek kitos pirštinės dalis kaip proporcija. Po video bus įdėta Excel lentutė, kurioje galima įvedus savo skaičius arba pasirinkus dydį gauti rekomenduojamus išmatavimus. Taip, čia yra kario pirštinė, ką tik nuo virbalų, dar neišskalbta, bet jos pagrindu parodysiu, kokios yra pirštinės dedamosios dalys. Tai pirma dalis yra, nuo kurios pradeda megzti užsimetus akis čionais, yra riešo dalis. Ją mezgam ant tiek ilgą, kiek norime ilgos dalies turėti čia. Toliau yra šiek tiek platėjanti dalis iki atskirimo nykščiui. Tada platėjimo dalis nykščiui. Nykščio ilgis. Sekanti dalis yra lygioji dalis nuo atsiskirimo nykščiui iki atskirimo smiliui. Smilio ilgis mezgamas. Toliau mezgam apvaliuoju raštu šioje vietoje. Mezgame iki mažylio piršto ilgio dalies, šitą dalis. Ir tiesiog paskui uždarom. Dabar parodysiu, kaip užmesti akis. Aš dažniausiai užmetu akis itališku būdu, nes jis duoda tokį gražų kraštelį. Bet jeigu sugebate neužtempti, galima tiesiog užmesti klasikiniu būdu. Ir tada negausi tokio kraštelio, gausi pinučių eilį. Dabar parodysiu, kaip aš užmetu itališku būdu. Imame siūlą, jo galas čia. Dedame kaip ir įprastai. Su virbalu užmetame ir užsukame. Gauname gerąją akį. Antra yra kabinama per apačią. Gaunam 1, 2 akis ir taip keliaujame tol, kol surinksime visą reikiamą akių skaičių. 3 akis, 4 akis. Taip, prilaikome, kad nepersisuktų akys ir mums kraščiukas apačioje būtų tikrai gražus ir tvarkingas. Taip, sekanti akis ir dar. Ir taip keliaujame, kol surinksime visą reikiamą akių skaičių pagal mūsų pirštinės dydį.
trumpas toks lifehackas, kad galima rinkti visas akis ant vieno virbalo ir paskui padalinti per pusę, ypatingai jeigu mes megsime su magic lūpų. Jeigu megsime su 5 virbalais arba su 3 virbalais, tokiu atveju aš iš karto užmesdama akis jas padalinu per pusę ir tiesiog jau turiu užmestą paruoštą padalinimui pirmąją eilę. Ką reikia atkreipti dėmesį užmetant akis? Jeigu mes planuojame megzti riešą, 2 geros, 2 blogos, tuomet mūsų visų užmetamų akių skaičius turi dalintis iš 4. Jeigu užmestamų akių skaičius dalinasi iš 2, tuomet tikslingiausia megzti riešą 1 gera akis, 1 bloga. Dabar parodysiu dar vieną tokį lifehacką, kaip pakankamai lengvai galima užfiksuoti paskutinę akį, kai akis užmetame itališku būdu, kad nepabėgtų. Užmetėme gerą akį ir įprastai megstume blogą tokią akį, ne? Bet jinai yra pakankamai laisva ir gali mums pabėgti. Tokiu atveju aš darau kaip įprastų klasikinių užmetimo būdu. Tai reiškia, kabinu akį iš čia, užkabinu siūlą ir užfiksuoju. Tuomet net ir paleidus mezginį, mano akis nebepabėga. Taip, akis pas mus užmestos, paskutinė akitė užfiksuota, kad nepabėgtų. Dabar mezgame pirmą eilę. Jeigu mes mezgame itališku būdu, tuomet pridedame glaudžiai vieną virbalo pabaigą akių užmetimo su pirmąja akimi. Žiūrime, kad eilutė būtų nepersisukusi. Taip. Ir pradedame megzti. Pirmoji pas mus užmetimo akis buvo geroji akis. Dėl to pirmąją akį išmezgame gerai. Stengiamės, kad siūlo tarpo pas mus neliktų. Nuimame akį ir pritraukiame, žiūrime, kad tarpo čionais neliktų. Sekanti akis pas mus yra bloga. Tuomet siūlą permetame į priekį ir blogąją akį tiesiog nukeliame. Tai reiškia, nuo vieno virbalo paėmėme ir perkeliame ant kito virbalo. Toliau vėl pas mus geroji akis, vadinasi, siūlas keliauja į kitą pusę ir vėl išmezgame geruoju būdu. Taip, sekanti akytė bloga, vėl siūlas yra virbalo priekyje ir akytę tiesiog nukeliame. Sekanti akis gera, vadinasi, siūlas vėl keliauja galą ir akį imame už čia. Svarbiausia žiūrėti, kad pas mus akytė nepersikryžiuotų, nes pas mus einanti yra pagal užmetimą taip, kaip arkutė. Mes kabiname už arkos pirmosios dalies, priekinės sienelės, užkabiname siūlą ir ištraukiame. Vėl bloga akis siūlas vadinasi pas mus priekyje. Akį tiesiog nukeliame ir vėl mezgame. Ir taip keliaujame, kol pabaigsime pirmąją eilę. Intarpas trumpas dėl mezgimo 5 virbalais. Jeigu norime pasilengvinti, galim iš karto megzdami pirmą eilę pasidalinti visas akis ant 4 virbalų. Tai reiškia, daliname pirmojo virbalo akis į 2 dalis ir antro virbalo akis į 2 dalis. Tuomet iš karto po pirmos eilės būsime pasiruošę akis ant 4 virbalų. Numezgėme pirmą eilę. Taip. Dabar megsime itališku būdu antrą eilę. Antroji eilė mezgama tokiu būdu. Pirma akis, tai reiškia ta, kuri praeitoje eilėje buvo išmegzta gerai, tiesiog nukeliama. Tik šiuo atveju siūlas yra už virbalo. Taip, nukeliam. O blogąją akį siūlą atkeliam į virbalo priekį ir išmezgame blogai. Ir taisyklė vėlgi ta pati. Žiūrime, kad mūsų akutė būtų nepersikryžiavus, reiškia būtų taisyklinga arkutė. Ir šiuo atveju kabiname už
pirmosios, kuri arčiau šio virbalo arkos dalies. Šiuo atveju mano mezgimo būdu, tai yra galinė arkos sienelė ir išmezgame bloguoju būdu. Išmezgame blogai, sekanti akis yra geroji, vadinasi, siūlas yra vėlgi virbalo galinėje pusėje. Akį tiesiog nukeliame, siūlas yra išvikščioje pusėje. Siūlas grįžta į priekį ir žiūrime sekančią blogąją akutę. Vėlgi pasitikriname, kad nebūtų neperkryžiuota ir kabiname už arkos dalies, kuri yra arčiau dešiniojo virbalo, išmezgame. Siūlas keliauja į galą, geroji akutė tiesiog nukeliama, siūlas grįžta į priekį, vėl išmezgame blogąją akį, žiūrėdami, kad jinai nepersikryžiuoja, išmezgame blogai. Reiškia, kad antra eilė bus mezgamos tik tai blogosios akys, o gerosios akys bus nukeliamos. Ir taip mezgame, kol numegsime visas mūsų užmestas akis. Numezgus antrą eilę, periname prie trečios eilės. Jeigu norime itin įtempto kraščiuko, galima pakartoti trečią eilę kaip ir pirmą eilę, o ketvirtą eilę kaip antrą eilę, tuomet gausime itin tamprų kraštą. Pirštinėm ypatingai mezgant su merino vilnos siūlais, to nereikia, nebūtina. Ir galima nuo trečios eilės pereiti jau prie pagrindinio rašto. Jeigu riešas bus mezgamas viena gera akis, viena bloga, tuomet tiesiog be jokio perstatymo akių galima megzti viena gera akis, kaip mes ir mezgėm, viena bloga. Taip. Tačiau, jeigu mes mezgame dvi geros, dvi blogos akis, tuomet mums reikalingas akių perstatymas. Kaip tai yra atliekama? Pirmą akytę išmezgam gerai, antrą nukeliam, tačiau siūlas yra virbalo priekyje. Taip. Trečia akutė išmezgama. Mes turime dvi išmegztas gerasis akis ir nukeltąją išvirkščiąją akį. Akis perstatom, reiškia atsargiai virbalą ištraukiam, blogoji akis grįžtant virbalo, mūsų dvi gerosios lieka ant dešinio virbalo. Tada blogąją grąžintant virbalo išmezgam išvirkščiąją akimi, sekantį akytę pas mus ir taip ar taip eina išvirkščioji ir gauname perstatytas akis, reiškia dvi geras, dvi blogas. Toliau kartuojame. Vėl pas mus yra sekanti akutė, yra geroji akis. Taip. Išmezgame gerai. Sekantį išvirkščioji. Ja reikia perstatyti. Vadinasi, siūlas keliauja į priekį virbal. Akutę tiesiog nukeliame. Siūlas grįžta į galą. Išmezgame. Išmezgame geruoju. Vėlgi grįžtame į virbalo blogąją pusę. Užkabiname nukeltąją mūsų išvirkščiąją akį nuo dešinio virbalo, grąžiname ant kairiojo, ištraukiame virbalą, pagauname mūsų gerąją akutę, viskas, perstatėm. Turim dvi geras eilės akutės ir sekančią blogą akį ir vėl bloga akis. Ir taip su perstatymu keliaujame visą eilę, kol numegsime trečiąją mūsų jau rašto eilę ir toliau tęsime norimą ilgį, dvi geros, dvi blogos, dvi geros, dvi blogos. Taip. Ir megsime tiek, kiek mums reikalingas mūsų riešo ilgis. Kuomet išmezgam eilę, nepamirštam užfiksuoti, patempti mūsų pradžios siūliuko, kad mūsų pradžios akutės būtų ir gražiai susijungusios ir neliktų ištemptos akies. Jeigu siūliukas užtemptas, tai pradžios nesimato, nes akutės labai tvarkingai susijungia ir mums gražiai viskas mezgasi. Kuomet numezgėme norimą
skaičių eilių, mums reikia pereiti į mezgimą gerosiom akim ir pradėti platinimą. Reiškia, kad mes po riešo dalies turime išmegzti va šitą dalį, kur yra platinimas. Priklausomai nuo to, ant kiek smarkiai turi išplatėti delno dalis, mes pridėsime po vieną arba po dvi akis ant kiekvieno virbalo. Kaip jau minėjau pradžioje, po video bus lentutė su Excelio skaičiuoklė, kuria įvedus savo duomenis, jums paskaičiuos, kiek maždaug akių reikia pridėti. Gražiausia, kai akys pridedamos, išmezgant papildomą akį iš išvirkščiosios akies. Jeigu ant virbalo reikia pridėti po dvi akis, tuomet daliname maždaug į trečdalį. Tai reiškia, kad viena akutė bus pridėta kažkur šitoje vietoje, kita akutė šitoje vietoje. Kaip išsiskaičiuoti, kuri akis? Tarkim, pas mane ant virbalo yra 11 akių. Aš dalinu grubiai į 3 lygias dalis, gaunam, kad kas ketvirtoji akutė man reikia pridėti po akį. Vadinasi, mezgu 1, 2, 3, 4 blogą akį ir pridedu dar vieną papildomą akutę. Todėl toliau vėl mezgu 1, 2, 3, 4 ir vėl pridedu akutę. Jeigu norime paslėpti, tarkim, jeigu tai yra kažkokie labai jau lygūs siūlai, norime, kad tikrai kuo mažiau matytųsi, blogąją akutę išmezgam tarp blogų dviejų akių. Tai reiškia, šiuo atveju būtų korekcija ir megzčiau iš 3 akies ir atitinkamai iš 7 akies papildomą blogą akutę. Kaip ją mezgam? Mezgame gerąją akį. Gerąją akį, dabar iš blogosios irgi gerąją akį ir pasiemam, permetam akį iš šičia ir išmezgam papildomą akį. Reiškia, mums iš vienos akutės pasidarė 2 akutės. Toliau vėl kartuojam, mezgam gerąją akį, gerąją akį, gerąją akį. Čia yra blogoji akis. Vadinasi, pradžioje mezgame vieną akį gerai, tada permetam siūlą į priekį, kabinam už antros sienelės ir išmezgam papildomą akutę. Bėgama siūlas. Blogai. Pabėgo siūlas. Taip, pakartuojam. Kabinam už sienelės. Užmetam siūlą. Ir išmeskam. Taip. Ir toliau tęsim vėl gerom. Ir taip mezgam visą eilę. Ir mes matom, kad mums labai gražiai tarp blogų akių įsikomponuoja papildoma viena akutė. Ir jinai netaip matysis ties išplatėjimu ir gražiai atrodys. Taip mezgam visą eilę, kur yra išplatėjimas. Taip, numezgiam vieną eilę išplatėjančią. Toliau mezgame, priklausomai nuo dydžio, bet maždaug 5 eilės vien geruoju raštu. Taip, numezgėme riešą, numezgėme platėjančią eilę, numezgėme maždaug apie 1 centimetrą tiesiog lygiom akim po išplatėjimo. Ir dabar eilės pradžia, mūsų pirmas ir paskutinis virbalas. Ir šitoje vietoje mes pradėsime formuoti nykštį. Kalbu apie šitą vietą, kad numezgus lygiom akim reikia pradėti
formuoti nykštį, jam išplatėjimą. Taip. Kaip jis mezgamas? Aš mezgu taip. Taip. Yra pirma akis, išmezgu gerai. Tuomet pakeliu prieš tai buvusią eilę akį, užsidedu ant kairiojo virbalo ir išmezgu vėl akį. Kas gaunasi? Vietoj vienos akutės aš turiu dvi akutės. Taip. Likusias visų virbalo akis mezgu gerosiom akim, kol prieinu iki eilės pabaigos, mano atveju 4 virbalo. Ir kai lieka paskutinė akutė, kartoju veidrodiniu principu, kaip kad buvo numegzta su pirma akimi. Tai reiškia, kad mes taip kas antrą eilę vis išmegzdami po papildomą akutę suformuosime nykščio išplatėjimą. Mezgu iki eilės galo, kuomet bus mano paskutinis 4 virbalas. Mezgant magic loop'u, tai bus antros pusės, prieš paskutinę akis bus išmegzta ir tada sustosim. Nes mums reikės formuoti lygiai tokį patį išplatėjimą kitoje delno pusėje. Paskutinis virbalas, eilės pabaiga, mezgu iki kol lieka viena akutė ir iš jos formuosime išplatėjimą nykščiui. Taip, liko viena akutė ant paskutinio virbalo. Ką mes darom? Kadangi mes darom veidrodiniu principu, vadinasi, mums iš neišmegztos paskutinės akutės reikia pasikelti akį. Taip, padarome 2 akis vietoj vienos. Matos? Va, 2 akis. Tada išmezgu vieną akutę. Pas man daugianytis siūlas, tai reikia labai pasižiūrėti, kad nesukabinti. Išmezgam vieną akutę ir išmezgam antrą akutę. Tokiu būdu gaunam išplatėjimą. Pirmo virbalo eilės pradžioje ir paskutinio virbalo eilės pabaigoje. Taip megzdami mes suformuosime taip vadinamą išplatėjimą nykščių. Būtent šitą vietą. Tai vieną eilę numezgus pridėjus akutės, antrą eilę mezgu tiesiog vien gerosiomis akimis, kol prieisime prie trečios. Tada parodysiu, kaip trečioje eilėje mums išmezginėti vėl papildomą akutę. Papildomas patarimas. Jeigu, tarkim, siūlas yra labiau pūkuotas ir neįtin raiškiai matosi, kur mūsų yra nykščio išplatėjimo vieta ir norime nesusipainioti, tuomet tiesiog megzdami sekančią eilę, mes žinom, kad jau mes turim nykščių 2 akis, šioje vietoje dedame žymeklį. Žymeklis geriausia būtų, kad kontrastingas, atsiskirtų nuo siūlo spalvos, gali būti arba toks žymeklis, arba, tarkim, kažkokie tai kitokie žymekliai. Bet svarbu, kad jie nebūtų itin stori, tai reiškia, jie neturėtų būti storesni negu siūlas ir kontrastingos pageidautinos spalvos. Užsidedam žymeklį, aš mėgstu būtent šituos, tokius, arba dar lantermūno patinka žymekliai, ir toliau mezgame. Tuomet mes niekada nepamiršim ir nepasimesim, ties kuria akimi mums reikia pradėti nykščio platinimą, o kur jau yra mūsų delno akys.
Paspausiu visą virbalą ir parodysiu. Raiškiai atsiskiria, kuri akutė nubėga į delną, o kas lieka pas mus formuoti nykščiai. Taip, numezgėme antrą eilę vien gerosiom akimis, priėjome prie trečios eilės. Kaip ir sakiau, kas antrą eilę, vadinasi, 1, 3, 5 ir taip toliau platinsime, darysime takelį nykščiui, kaip tai atliekama. Žymekliai pas mus jau stovi, vadinasi, mezgu gerąją akimi, tai yra paskutinė akis iki žymeklio, ir kadangi tai yra pirmas eilės virbalas, išmezgu gerąją akim, tada, kaip ir pirmoje eilėje, pakeliu akutę iš buvusios eilės. Atrodo taip, ne? Iš jos išmezgu akutę ir jau vietoj 2 akių aš nykščių turėsiu suformavusi 3 akutes. Žymeklį tiesiog permetu ant kito virbalo, likusias akis mezgu vien tik gerosiomis, kol prieisiu iki eilės galo, mano atveju 4 virbalo, ir tą patį tik veidrodiniu principu suformuosiu nykštį eilės pabaigoje. Taigi priėjome eilės pabaigą, liko vienintelė akutė iki žymeklio, išmezgame, žymeklį perkeliame ir darome veidrodiniu principu. Pakeliame akutę iš buvusios eilės, ją išmezgame gerai, sekančią akutę gerai ir vėl gerai. Ir turime tiek eilės pabaigoje iki žymeklio 3 akutes, tiek eilės pradžioje 3 akutes iki žymeklio. Tai vadinasi, mes veidrodiniu principu akutes pridėjom, nepamiršom. Ir dabar 4 eilė ir visos kitos lyginės eilės mezgame vien tik gerai. Tai reiškia, kad jokių akių papildomų pridėjimų nykščiui formuoti nededam. Visas nelyginės eilės, tai reiškia, toliau bus 5, 7, 9 ir taip toliau eilės, mezgame pridėdami akutę iš paskutinės pirmo virbalo akutės iki žymeklio ir paskutinio virbalo, kai žymeklis yra čionais, pirmos akutės pradžios, kad gautųsi veidrodinis išplatėjimas abiejose pusėse, labai simetriškas ir gražus. Mezgame tol, kol pasiekėme norimą akių skaičių. Mano atveju tai bus po 10 akių ant kiekvieno virbalo iki žymeklio. Vadinasi, ir čia turėsiu iki žymeklio turėti 10 akių, ir čia turėsiu turėti 10 akių. Na va, numezgėme reikiamą skaičių eilių, kol gavome norimą išplatėjimą nykščiui. Ir dabar yra 2 variantai. Vienas variantas – megzti apskrituoju mezgimu nykštį, tol kol pasieksime jo ilgį, o delno akis paliekant nemezgamas. Arba kitas būdas – megzti delną, o nykštį pasilikti kol kas nemezgamą. Tai reiškia atvirą vietą, kad galėtumėm prisimatuoti, jeigu mezgame pagal turimą gyvą žmogų ir galime jam pamatuoti. Tai va, aš parodysiu tą antrąjį būdą, kuomet nykštys paliekamas nemezgamas, mezgama delno dalis ir paskui grįžtama prie nykščio vėliau. Kaip tai atrodo? Taigi, pirmoji eilė, kuomet yra jau išmegztas reikiamas išplatėjimas nykščiui, mezgama taip. Pirmiausia, išsimezgu pirmojo virbalo visas nykščio akis. Iki žymeklio. Akių daugiau nebepridedu. Nes jau akių skaičius pasiektas reikiamas. Žymeklį persimetu. Mezgu delno dalį.
mezgu delno dalį tol, kol daeisiu iki nykščio žymeklio ant paskutiniojo virbalo. Tai reiškia, kad pradedu megzti delninę dalį, va šitą vietą, nykštį palikus čionais. Taip. Galima megzti toliau su 4 virbalais, su 5. Galima medžių klūpą. Kas mėgsta megzti 2 pirštines vienu metu, tuomet galėtų iš karto 2 pirštinės megzti ant medžio klūpo. Jeigu, tarkim, nesinori skaičiuoti labai smarkiai, o yra galimybė primatuoti, siūlai nekeičia savo išmatavimų po išplovimo, tada tikrai galima megzti su primatavimais, bet didelių skaičiavimų. Jeigu vis tik tai siūlas linkęs kisti po plovimo, tada būtinas mėginukas ir jau mezgame pagal mūsų išsiskaičiavimus. Tai mezgu paskutinį virbalą, tuoj daeisiu iki žymeklio. Ir ką tuomet darau? Taip, priėjau iki žymeklio. Taip, mano akutės baigėsi. Čia yra mano nykštys. Tam, kad man jo nereikėtų laikyti ant atskirą papildomą virbalo ir man nereikalautų papildomos priežiūros ir stebėjimo, kad tas virbalas kažkur nepabėgtų, žymekliai nepasimestų, ką aš darau? Žymeklį nuimu, nes jo nebereikės. Imu pagalbinį siūlą. Pagalbinio siūlo pagrindinė paskirtis, kad jis turėtų būti pakankamai tvirtas, nepūkuotas, kad būtų lengva paskui išardyti ir kontrastingos pageidautinos spalvos. Ką aš darau? Aš tiesiog išmezgu akutes ir jas kaip užbaigiu. Išmezgu nykščio akį ir užbaigiu. Tokiu būdu mes nykštį paliekame kaip atvirą vietą. Bus labai lengva ir praktiška primatuoti. Ir kadangi siūlas yra kontrastingos spalvos, pakankamai paprasta bus sugrįžus prie nykščio, susirinkti akutes ir jas megzti toliau, formuojant nykštį. Tai atrodo maždaug taip, paskutinis virbalas. Pereinu ant pirmojo virbalo ir pakartoju su pirmu virbalu lygiai tą patį su nykščio akutėmis. Išmezgu, perkeliu, išmezgu, perkeliu, išmezgu, perkeliu, išmezgu, perkeliu, išmezgu, perkeliu. Va, gražios akutės, pakankamai aiškiai matosi. Ir mezgu tol, kol pasieksiu savo žymeklį nykščiui šitą vietą. Pabaigiam. Paskutinė akutė. Paskutinė akutė, aš ją dar kartą išmezgu ir ištraukiu mano pagalbinį siūlą ir užveržiu. Tuomet mano akis nykščių, kurios skirtos, jos palieka taip, jos niekur nepabėgs, neišers, o mūsų pagrindinis mezgimo siūlas lieka prie paskutiniojo 4 virbalo. Ir mes galim tęsti mezgimą. Kad pagalbinis siūlas nesitrukdytų, aš jį būna lengvai vanteliu užrišu ir sumetu į pirštinės vidurį. Taip. Ką mes turime? Sumetėm. Turime suformuotą angą nykščiui, kurią paskui tęsime. Realiai mes esame šiuo metu vietoje, kuomet nykščio akutės čia laukia mūsų,
o mes galime tęsti su delninė dalimi ir megzti toliau, iki kol reikės atsiskirti smiliui. Taip, perinam prie delninės dalies mezgimo. Ką aš darau? Šiaip galim būtų tiesiog sujungti paskutinę akutę iš virbalo ir pirmą ir megzti toliau. Tačiau praktiškiau ir kiek man yra pasiteisinę, kad pirštinėse mezgant atsiskyrimą po nykščių į tarpelį įdedu 2 papildomas akis, tuomet gaunasi komfortiškesnis šitos vietos perėjimas. Jis nėra toks labai veržantis ir tempiantis. Kaip tai darau? Parodysiu kartu tuo pačiu mezgant Magic Loop'u, kurį jau kelis kartus minėjau. Imu virbalą su valu. Nuo paskutinės akies tiesiog perkryžiuoju akutę, užmetu vieną akį, perkryžiuoju, virbalas eina taip, perkryžiuoju, užkabinu antrą akį, siūlas eina taip. Turiu 2 papildomas akis, tiesiog komfortiškiam perėjimui ir grįžtu megzti prie pirmos virbalo akies. Ir mezgam tiesiog pritempdami siūlą, kad nebūtų didelės skylės, tol kol prieisim iki eilės vidurio. Parodys, kaip aš pereinu nuo 4 virbalų prie 2. To vadinamojo Magic Loop. Numezgiu vieną virbalą, atidedu, imu antrą virbalą, mezgu toliau, kol prieisiu eilės vidurį. Jau šiuo atveju vietoj mezgimo su 5 virbalais mes turėsim tik tai 2 virbalus, kurie yra ant valo, o visos akys bus arba ant valo, arba ant virbalo. Taip, nuo mano 2 virbalų visos akutės perkeliavo ant virbalo. Kai išmezgiau pusę eilės, ką aš darau? Ištraukiam virbalą, formuojame perkryžiavimą, apsukam mezginį, mezgam kitą pusę. Tai reiškia, mūsų šitoje vietoje yra valas persikryžiavęs ir mezgam antrąją pusę. Mezgam iki pat pabaigos, kol prieisim prie mūsų 2 papildomai užmestų akių. Virbalą atidedam, mezgam paskutiniojo virbalo akis. Taip, išmezgiam. Ir kaip mezginys atrodo? Mes dabar turim visas akis ant valų, tai vienam gale yra pas mus taip vadinamas Magic Loop'as, perkryžiuotas valas, kitam yra 2 virbalai. Mezgimo principas yra toks, kad aš kiekvieną kartą apsuku ir vis mezgu kitą pusę. Tai reiškia, tą valą, kuris yra mezgamoji daly, tempiu į kairę, tol kol virbalas bus mezgimo padėtyje. Taip. Susidedu akutės ant virbalo, pristumiu kuo arčiau mezgimo krašto, o kito valą, kurio mezgu virbalu, išsitraukiu, irgi formuoju vėl Magic Loop'ą ir mezgu likti megzčiau ir įprastais 5 virbalais. Pritraukiu pradžią. Šiuo atveju mes turime tas užmestas mūsų 2 akutes. Jas išmezgu gerai. Ir mezgu toliau.
tom ir skiriasi, ar mezgimas su Magic Loop ar mezgimas 5 virbalais. Iš principo yra patogus tiek tas variantas. Aš pati mažus daiktus, tokius kaip pirštinės, kojinės, mezgu dažniausiai 5 virbalais. Kepurės kartais mezgu su Magic Loop. Bet tai yra asmeninis kiekvieno reikalas, kaip kam patogiau, taip tas ir mezga. Dažnesniu atveju, jeigu mezgama pakankamai laisvai, Magic Loopas yra patogesnis, dėl to, kad yra visa kontrolė rankose ir akis nepabėga nuo virbalų. Jeigu mezgam pakankamai tampriai, tarkim, kaip aš mezgu, tai didelio skirtumo nėra, dėl to, kad akis yra grynai palei virbalą ir jos net ir paleidus virbalą nenukrenta. Taip, šiek tiek pamezgiau su virbalais su valu, Magic Loop vadinamu, ir noriu ką parodyti. Ko nepasakiau pačioje pradžioje renkantis virbalus, tai dabar norėčiau atkreipti dėmesį su pavyzdžiu. Perėjau kurį gabalą jau mezgu Magic Loopu ir kai yra pakankamai gera kontrolė, tai iš principo visi virbalai yra geri, bet jeigu yra ranka nelabai įgudusi, tokiu atveju reikėtų atkreipti dėmesį į būtent valo minkštumą, paslankumą ir kad jis būtų be atminties, taip vadinamas. Kas tai reiškia? Tai reiškia, kad valas pakankamai lengvai suformuoja kilpą, jis pats neužlūžta, nesusigadina, bet ir neištempia akučių tarp mezginių perėjimuose. Tarkim, va čia yra perėjimas, čia yra perėjimas, jokio akių ištempimo nėra. Taip. Iš mano patirties Magic Loopui geriausiai, bent jau man, ir minkščiausi yra Čiagų firmos virbalai, būtent su raudonu valu, nes jis yra minkščiausias, arba Siknyto. Irgi valas pakankamai minkštas. Skirtumas tarp šių firmų galbūt tik tai tame, kad Čiagų virbalai yra nesisukančias stiklinaitė, tiesiog prisisukamis yra statinis, o Siknyto valas jisai su besisukančiu stiklinaitė. Tai va tom ir skirtumas. Knit Pro irgi yra neblogi valai, jeigu mezgama pakankamai storais siūlais, bet valas yra pakankamai kietas. Nesvarbu, kokios ten serijos tie virbalai, bet jie pakankamai kieti ir jeigu įmami plonesni šiek tiek siūlai, tai tuomet gali atsirasti būtent šitose vietose nelabai gražus atskirimas. Arba reikėtų labiau smarkiai kontroliuoti savo mezgimą. Taip, numezgėme reikiamą kiekį eilių. Iš principo megzti reikia tiek, kiek yra mūsų nuo šios vietos iki atsiskyrimo smilių. Jeigu šita erdvė yra pakankamai trumpa, tai tada nurodytą rekomenduojamą eilių skaičių reiktų mažinti. Jeigu atstumas yra ilgesnis, tarkim plaštaka pakankamai ilga, tuomet šičia kiekį prie standartinio dydžio reikėtų šiek tiek pailginti. Taip, dabar parodysiu tą pirmąjį būdą, kur sakau, kad galim būtų išmegzti pirštą, o paskui delninę dalį. Tai reiškia, nes nykštį mezgiam atvirkščiai, tai reiškia, nykštį atidėjom ir mezgiam delninę dalį, o su smilium parodysiu tą atvirkštinį variantą. Jeigu, tarkim, pradžiai megztumėm pirštą, o prie delninės dalies grįžtumėm vėliau. Tarkim, pagal mano išmatavimus man reikia smilių atskirti 16 akių. Tai reiškia, 8 akis turiu atidėti iš šito virbalo ir 8 iš šito virbalo. Tam, kad mano smilius būtų kaip nykštys, taip ir smilius šitoje vietoje. Kaip pamenam, mes smiliui buvom prie pirmo virbalo užsidėję papildomas 2 akytės. Tai tam, kad būtų proporcija ir simetrija, vieną akytę iš tų papildomai 2 pridėtų iš šito tarpo, aš grąžinau ant paskutinio virbalo. Dabar iš tų 2 pridėtų akių, iš tų vidurinių, viena akis priklauso šitam virbalui, viena yra grąžinta šitam virbalui. Ir kaip mes mezgam.
Tarkim, aš žinau, kad man smilių reikia 16 akyčių, tai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 šito virbalo akis. Likusias, kad nesimaišytų, aš užmetu ant likusio virbalo, kad jis man būtų kaip laukiančios akis išmezgimui vėliau. Tada kartoju tą patį variantą, kaip ir šioje vietoje, nes šičia pas mus irgi tarpas yra tarp pirštų, vadinasi, pridedu papildomai 2 akytes, 1, 2, perėjimui ir apsisuku mezginį, kad aš turėčiau šitoje pusėje irgi smilių. Kadangi man tai reikia 8 akių, tai vėlgi darau 2, 4, 6, 8 akutes. Likusias akis permetu ant pagalbinio virbalo. Atsidėjau. Lieka pas mane grinai smiliaus akis 2, 4, 6, 8. Ir ką aš darau? Pas mane akutės jau yra pridėtos. Galiu, jeigu noriu, jas pridėti prie šito virbalo, arba galiu vieną prie šito virbalo, vieną prie šito. Tai reiškia, kad grįžtam čia mes. Tarkim, vietoj šitų 2 pridėtų vieną išardau. Parodysiu, jeigu iš karto padalinam ir ten po vieną. Turiu vieną papildomą pridėtą akutę. Pabėgo kamera. Apsisukam. Lygiai taip pat pridedu šitą virbalo pirmą akį. Tik svarbu žiūrėti, kad užtempiam, kad nebūtų tarpo. Ir mezgam 8 šito virbalo akis. Ir viskas. Išmezgiu pirmą eilę smiliaus, apsisuku ir mezgu dabar vėl atgal į šitą pusę. Tai reiškia, kad aš smilių megsiu apskritai tokiu būdu, tol kol ir bus išmegztas norimas ilgis smiliaus iki užbaigimo. Ir paskui užbaigsime. Jeigu nelabai patogu megzti smilių tiesiog su 3 virbalais, pridedame papildomą pagalbinį virbalą ir akis paskirstom tolygiai, tarkim, ne bent 4, ant 3 virbalų ir mezgame su 4 virbalu. Vienintelis tik tai momentas, kad jeigu pridedam kitokį virbalą, tai jis būtinai turi būti tokio pačio dydžio. Tarkim, jeigu čia mezgu su 3, vadinasi, turiu čia prisidėti irgi 3 dydžio virbalą. Jeigu tų pačių dydžių neturime, tuomet ką darome? Šitą pagalbinį virbalą perkeliame ant bet kokio mažesnio dydžio virbalų ir turėsime laisvą virbalą panaudoti čionais. Ir patarimas. Tarkim, jeigu mes čia panaudom mažesnio dydžio virbalą ir mezgame neįtin tampriai, yra tikimybė, kad virbalas norės pabėgti. Ką tuomet darom? Jeigu turime specialius vadinamus stoperius, tai juos užsidedam ant galiukų, kad akis nepabėgtų. Kitas variantas, turim kokį nors seną, nenaudojamą trintuką, jį susikarpom, paskui uždedam kaip stoperius ant mūsų virbalo. Susikarpom bet kokiais mažesniais gabaliukais, bet iš principo, kad tiesiog laikytų. Trintuko nėra po ranka, tuomet turim kitą variantą. Dar kitas būdas užtikrinti, kad akis nepabėgtų. Vėlgi pasitelkiame kokį nors stipresnį priešingos spalvos siūlą. Virbalą apkabinam ir pakankamai tampriai užsiveržiam. Tokiu atveju, kamerą labai sunku rišti. Tokiu atveju mūsų akutės irgi pakankamai tvirtai laikysis. Dar papildomai galima užvynioti 8. Tai tikrai tuomet akis neišsimaus. Ir užrišam bantuką.
toks mažas lifhakas, kai neturim visų reikiamų dydžių virbalų pakankamo kiekio. Kuomet numezgėm norimą ilgį smiliui, jį irgi galim koreguoti priklausomai nuo piršto ilgio. Mums reikia padaryti užbaigimą. Kadangi tai yra šaulio, kario arba medžiotojo pirštinė, dažniausiai reikalinga, kad būtų maskuojančių spalvų. Tai ir užbaigimas turėtų būti kaip įmanoma neutralesnis, toks nekrentantis į akis. Tai aš tiesiog užbaigiu, užslėpdama akutes, išmezgant iš 2 akučių vieną akį kiekvienoje eilėje, kol lieka tik 3 akys ir jas užtraukiu. Kaip tai mezgama? Tarkim, pas man jau yra ant 3 virbalų akis. Tai, kadangi mums turi būti užbaigimas pasislėpęs, imu pirmą ir antrą akutę, pasižiūriu, kad jos būtų nepersisukus, tai reiškia būtų seneliai mano pusė, seneliai mano pusė. Taip. Va, akutės taip nepersisukus. Tada kišu virbalą per 2 akis, užkabinu siūlą ir ištraukiu. Tokiu būdu man iš 2 akučių pasilieka viena. Mezgu virbalą iki pabaigos. Perinu prie antro virbalo. Antro virbalo pradžioje darome lygiai tą patį. Tai reiškia pirmą akutę, pažiūrim, kad nepersisukusi, tvarkinga arka. Antra akutė irgi tvarkinga arka, nepersisukus. Reiškia šita senelė žiūri į mus pirmoji. Vėlgi kabiname per senelę vienos akutės, kitos akutės, užkabinam siūlą ir ištraukiam. Ir gaunam tokį užbaigimą. Vėlgi iki virbalo pabaigos ir prie trečio virbalo tą patį kartuojame. Ir taip mezgame aplinkui, kol lieka 3 akutės. Taip, liko mums 3 akys, kaip aš užbaigiu. Man kiekvieną virbalą po vieną akutę. Ką darau? Paskutinis virbalas buvo megzta šita akis. Bet ką mes darom? Tiesiog dedam akutę ant sekančio virbalo, paliekam, šiek tiek pritraukiam, tada imam sekančią akį ir ją perkeliam per mūsų paskutinėje akutę. Ištraukiam. Toliau tą patį kartojam su mūsų likusia paskutinė viena akute. Nes ant virbalo sekanti akutė, jie apkabina mūsų perkeltąją akį, kad liktų. Ir ištraukiam. Taip, patraukiam, kad būtų gražus kraštas, nebūtų išsitempusių didelių akių. Ir paskutinėje akį tiesiog siūlą ištraukiam ir užfiksuojam. Tiesiog čia nukerpam ir paskui siūlą paslėpsime į vidų pirštą. Taip, dabar parodysiu, kaip su lašeliu galim pasikelti, jeigu, tarkim, nepatogu su virbalu išsikelt akį. Grįžtam prie piršto, matom. Čia yra mūsų viena pridėta akis, antra pridėta akis. Šita akis atbėga nuo kūno dalies, čia irgi nuo kūno dalies. Tai jeigu mes pradedam nuo dešinės pusės virbalo, mums reikia paimti pirmą akutę. Tai žiūrim, šitą akutę ateina, vadinasi šalimais, mums reikia besti vašelį ir pasikelti akį. Mes išsikeliame šitą akutę. Ir perveriam ant virbalo. Prilaikome siūlą, kad nepabėgtų. Ir toliau mezgame kūno akutes. Jeigu akutės pasikėlėm gražiai, tai mes matom, kad jos šalia susiguls ir atrodys tvarkingai.
Vėlgi mezgame apskrituoju mezgimu, kol prieisime prie paskutinio virbalo akies. Pamatos, kaip gražiai atrodo, nesusijungia. Taip, va. Galima akis vėl pasidalinti ant 4 virbalų, jeigu norisi patogiau. Ir prieisim prie paskutinės, parodysiu lygiai taip pat, kaip išsikelti paskutinę akį iš tų 2 akių, kur buvo skirtos, pridėtos papildomos smiliui į tarpelį. Padalinam grubiai į 4 virbalus. Vėlgi vien mezgu iki paskutinės akies. Taip, grįžu į pradžią. Viena akis jau buvo pakelta. Taip. Mums dabar reikia pasikelti, čia ta viena pakelta, pasikelti akutį iš antros mūsų tarpo akies. Vėlgi bedam su vašeliu į mūsų šitą antrą akutę. Pačią pirmąją. Užkabinam siūlą ir išsitraukiam. Žiūrim, kad visi siūlai būtų. Turim akutę. Ir grąžinam ją ant virbalo. Mes turim išmegztą akutę. Ją pritraukiam. Žiūrim, kad mūsų pradžios nepabėgtų. Ir vėlgi mums gražiai susijungia mezginys ir nelieka didelių skylučių. Tokiu būdu mezgame apskrituoju mezgimu, kol bus pasiektas norimas ilgis nuo šios vietos iki šitos vietos. Taip, numezgėme norimą ilgį nuo atsiskyrimo smiliui iki mažylio piršto galo. Reikia formuoti užbaigimą šiem 3 pirštam. Kaip darome? Pradedame megzti, pradedant nuo smilio pusės. Pirmą virbalą išmezgu kaip įprastai. Antrąjį virbalą, kuris yra arčiau mažylio piršto, taip, mažo piršto, mezgu taip. Mezgu, kol lieka 3 akys ant virbalo, visas likusias išmezgu. Kaip įprasta, gerosiom akim. Ir tada ką darau? Kadangi mums reikalinga, kad užbaigimas būtų nekrentantis į akis, todėl mums reikalinga perstatyti akis, kad būtų tiesiog akių užbaigimas, bet nesiformuotų papildoma juostelė. Perstatau akis taip, kad sienelė stovėtų tokia arkute ir pirmoji sienelė būtų toliau nuo manęs. Tada abi dvi akis suimu, sumezgu ir paskutinę virbalo akį išmezgu paprastąją gerą akimi. Gaunasi tokia akutė. Persukame pirštinę į kitą pusę ir
kartuojame veidrodiniu principu. Reiškia, pirmąją akį išmezgame gerai. Toliau, kadangi akutės jau stovi veidrodiniu principu priešingai, reiškia, priekinė sienelė yra prie mūsų, akis tiesiog suimam ir sumezgam. Ir gaunam dvi tokias sumegztas akutės. Vėl virbalą mezgam likusias akis gerai. Ir taip kiekvienoj eilėj iš mažylio piršto pusės nuolatos sumezgam antrąją ir trečiąją akis. Taip, čia antrąją ir trečiąją akis. Tol, kol prieisim ir liks pas mus iš viso 8 akys ant visų virbalų. Kai nuleidinėjam parodytų būdu, tuomet sumezgimas atrodo tokiu paveiksliuku. Pakankamai gražiai, tvarkingai, nors ir nekrentantis į akį, bet gražus užbaigimas pirštam. Na va, baigiam megzti siaurinimą nuo mažylio iki didžiojo piršto, nuo mūsų smilius. Liko ant visų virbalų 8 akys. Kaip jas užbaigiame? Užbaigiame praktiškai identiškai, kaip mes darėme su smiliu. Reiškia, paskutinę akutę pasiemam, žinam, ir ją pertraukinėjam per visas likusias akutes. Taip. Perkeinam prie kito virbalo. Sekantį virbalą. Grąžinam mūsų šitą akutę paskutinį. Pakeliam buvusias ant virbalo akis ir perkeliam. Pakeliam ir perkeliam. Lieka mūsų visą akis. Žiūrim, kad nepersisuktų akutė. Keliaujam aplink ratu. Vėlgi grąžinam ant virbalo. Perkeliam. Grąžinam ant virbalo. Perkeliam. Ir liko paskutinė akis. Vėlgi grąžinam ant virbalo. Perkeliam paskutinę akį. Taip. Liko viena mūsų akis. Gražiai užtraukiam. Ir per šitą mūsų paskutinę akį vėlgi ištraukiam siūlą. Užtraukiam. Šitoje vietoje nukerpam. Taip, žirklės. Nukerpam. Ir ištraukiam. Viskas. Šitą siūlo galą užslėpsime į vidų pirštinės. Ir pereinam megzti nykštį. Nykštį mezgam identiškų principų, kaip mezgėme čionais. Tai reiškia, kad turėsim pasikelti 2 akutės iš sujungimo. Šiuo atveju čionais. Taip, mes turim lygiai taip pat pagrindinę kitę ir 2 dadėtos papildomus. Vėlgi pasikelsim akį iš čia. Susirinksim akis nuo papildomo siūlo. Grįšim iki galo, susirinksim čia. Vėlgi megsim apskrituoju mezgimu, kaip kad mezgėm 3 pirštų dalį. Ir užbaigsim identiškai kaip smiliui. Viskas. Kadangi nykštį persikelinėjom ant pagalbinio siūlo, parodysiu, kaip išsiardyti pagalbinį siūlą bei nuo jo pasikelti akis. Pasiemu paskutinę akutę. Tai reiškia, kad mes pradėjome megzti šitoj pusėje. Mezgiam. Čia yra paskutinė akis. Ieškau, kur yra siūlo galas. Jį išsikelinėju. Išsitraukiu. Taip, matau akutę. Taip. Ištraukiame. Lieka akis. Ir žiūrime, mūsų akutė laiko mūsų mezginio akį. Va štai taip. Tai būtent šią akutę mes turime pasikelti ant virbalo. Va.
Kodėl sakiau, kad reikalingas nepūkuotas, pakankamai tvirtas siūlas, kad būtų lengva mūsų pagrindinio mezginio akį atskirti nuo pagalbinio siūlo. Ir jį ištraukiam. Taip, toliau. Žiūrim sekantį akis. Sekantį akis pas mus yra čia. Tiesiog paimam ir patraukiam už siūlo. Jeigu sunku su pirštais, užkabinti siūlą, pasitelkiam papildomą virbalą. Žiūrime, kur mūsų siūlas eina, kaip neužsimeskytų. Ir išsitraukiam. Va, akutė išsitraukiam. Vėl sekantį akutę matom, kad eina šičia. Galima su pagalbiniu virbalu pasikelti ir uždėtam virbalą. Ištraukiam. Vėl sekantį. Tai arčiau gal. Nu, kur mano fokusas. Taip. Sekantį akutę matom va, nuo papildomo siūlo. Šitą. Paimam ją. Matom akivaizdžiai, kad pagalbinis siūlas viduje. Pasikeliam ant virbalo ir ištraukiam. Toliau bėgam, vėl žiūrim sekantį. Vėl šitą akutę keliam ir ištraukiam. Ir taip einam ratu, kol susirinkam visas akis ant virbalo grąžinam.